Šiandien Lopšelyje darželyje Pasaka buvo švenčiamos įkurtuvės. Šventėje dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės bei rajono ikimokyklinių įstaigų vadovai, Švietimo ir mokslo ministerijos bei kontroliuojančių įstaigų atstovai, kiti garbūs svečiai. Jie kartu su Lopšelio darželio Pasaka bendruomenė džiaugiasi nuo pamatų iki stogo atnaujintų pastatų bei gražiai sutvarkytą aplinką. Lopšelis darželis Pasaka gyvuoja jau 41 metus. Amžiumi jis seniausias rajone. Tad nenuostabu, kad būtent jame vyko tokia didžiulė renovacija. Džiaugdamiesi įkurtuvėmis, Pasakos ugdytiniai į dangų paleido keletą baltų balandžių. Atnaujintą pastatą pašventino Kėdainių dekanato dekanas kunigas Gintaras Pūras. Perkirpus simbolinę juostelę, visi svečiai pakviesti pasigrožėti atnaujintomis Lopšelio darželio Pasaka patalpomis. Norisi, kad visi darželiai šitaip atrodytų, bet jau gerai, kad vienas darželis šitaip atrodo. Ir aš manau, kad mes dėsime visas pastangas, kad po truputį visi mūsų savivaldybės darželiai šitaip atrodytų. Aišku, ačiū statybininkams, ačiū administracijos darbuotojams, kurie labai bendravo ir bendradarbiavo su statybinėm organizacijom. Ačiū didžiulis kolektyvui, kuris irgi buvo šitos renovacijos aktyvus dalyvis. Čia yra investuota labai daug ir atnaujinta praktiškai įstaiga nuo pamatų iki stogo. Tai vertinu puikiai. Tikrai pasikeitė vaikams sąlygos, pasikeitė darbuotojams sąlygos. Manau, kad ir ugdymo kokybė pagerės. Ir šaunu. Reikia sveikinti ir savivaldybę, ir įstaigą, nes prie projektinių lėšų prisidėjo ir savivaldybė nemažai. Kiekvienas projektas ES lėšomis finansuojamas pareikalauja iš savivaldybės mažiausiai 15% prisidėjimo savo lėšų. Tai ko gero, kad čia buvo prisidėta ir daugiau. Lopšelio darželio Pasaka pastato ir jo aplinkos atnaujinimas įstaigos bendruomeniai buvo tarsi dovana 40-mečio proga. Ir nors kol vyko renovacija teko patirti kai kurių nepatogumų, mat kurį laiką Pasakos ugdytiniai lankė kitus darželius, dabar visi džiaugiasi, kad pastatas tapo žymiai gražesnis, šiltesnis ir jaukesnis. Dabar jis yra visiškai kitoks, apšiltintas. Labai geros darbo sąlygos. Vaikams čia turi būti malonu, gera ir jiems mes kūrėme džiugius vaikystės namus. Mano nuomonė tokia, kad Kėdainių rajone, mieste, ikimokyklinio ugdymo įstaigos yra tikrai visos labai geros. Ir sąlygos jose yra tikrai geros. Bet mūsų dabartinė įstaiga, vyriausia pagal amžių, pirmoji renovuota pilnutinai. Čia įdėtos labai didelės lėšos, virš 3 milijonų. Labai džiaugiuosi Kėdainių rajono savivaldybės tarybos apsisprendimu, kad visas lėšas skirti būtent vienai įstaigai, o ne padalinti kelioms, kad matytųsi galutinis rezultatas, ką gali padaryti statybininkai, jeigu yra duodamos lėšos ir kaip galima sukurti labai geras sąlygas vaikų ugdymui. Šiuo metu Lopšelį darželį Pasaka lanko 170 vaikų, su jais dirba daugiau nei 100 darbuotojų. Atnaujinant pastatą stengtasi atsižvelgti į jų visų poreikius. Renovacijos dabar laukia ir kiti darželiai.